Evangelija pagal Matą 11 skyrius 25-30 eilutės. Tai yra mūsų serafiškojo brolio Pranciškaus, taip galim jį pavadinti, jo giesmė. Jisai dažnai šlovino dangiškai Tėvą, dangaus ir žemės viešpatį, tas, kuris sukūrė tą gražią saulės giesmę, šiandien dar ją mes visi kartu giedosime. Jis būtent yra tas išrinktasis, kuriam išsipildė ką tik tai girdėti mūsų viešpaties Jėzaus žodžiai. Jėzus sako: viskas man yra mano Tėvo atiduota. Niekas nepažįsta manęs, Jėzus, tik Tėvas. Ir Tėvų niekas nepažįsta, tik tai aš, Jėzus, jo sūnus. Ir kam norėsiu apreikšti. Štai tas nuostabus mūsų paprastas broliukas, mes jį visi žinom kaip šventąjį Pranciškų, jo tėveliai, kai jisai gimė 1182 metais Asyžiuje, Pietro Bernardonės ir jo mamos, kuri buvo prancūzų kilmės, Pikos šeimoje, tėveliai jam davė vardą Giovanis, į lietuvių kalbą išvertus reiškia Jonas. Tačiau taip jau gavosi, kad dėl jo tėvelių įtakos visam miestui, nes Pranciškaus tėveliai buvo turtingi, jie buvo pirkliai, mūsų laikais toks garbingas dabar žodis, verslininkai. Taip pat Pranciškaus mama turėjo stiprų prancūzišką akcentą, nors ir kalbėjo itališkai, bet visi tas toksai akcentas prancūziškas suteikė labai tokio gražaus žavesio. Ir aišku, jinai kaip iš Prancūzijos, ta, kuri irgi buvo kaip pavyzdys daugeliui Asyžiaus italių moterims, kaip pasipuošti. Taigi darė didelę įtaką miestui. Kai mažasis Giovanis, jisai paaugo, jį kieme vaikai savotiškai pravardžiuodavo prancūziukas. Žodis itališkai tai yra Francesco, kadangi italų kalboje Prancūzija yra France, iš čia Francesco. Mes lietuviai šį šventąjį Giovanį Jonuką vadiname lietuviškai. Pas mus lietuviškai Prancūzija, tai vadinam Pranciškus. Nu taip jau visai jau žemaitiškai, tai pranas. Šventasis pranas, štai jisai čia. Jisai būtent buvo tas mažutėlis, kaip sakė Jėzus. Aš taip džiaugiuosi, kad tu, tėti, apreiškiai savo šlovę, o Dievo šlovė tai reiškia pažinti Dievą. Nuo išmintingųjų, gudriųjų, išsilavinusių, o apreiškiai va tokiems mažiems, kuriems kitus žmonės pravardžiuoja, visokiais etiketės priklijuoja, va tokiems su etiketėm prancūziukas. Nes tau tai patiko. Aleliuja. Ir va tas Pranciškaus paprastumas, vaikiškumas nuo pat mažens, nuostabi didelė širdis, tikriausiai paveldėjus savo mamos, ponios Pikos. Auklėtas, kaip ir mes visi greičiausiai eiliniai katalikai, tėtis, kaip ir daugeliu tikriausiai tėveliai, užsiėmęs verslu, gal mažiau dėmesio skyrė, bet mama Jonukui vadinamam Francesco skyrė tikrai daug laiko,
mokė ir katekizmo, ir jisai buvo persisunkęs bažnyčios tradiciją, mokymų, tai, ką jis matė. Kuom dar buvo Pranciškus nuostabus, kur tas jo mažumas, jo begalinis gailestingumas vargšams. Jis buvo žinomas ne tik turtingo pirklio sūnus, kuris užpirkdavo savo bendramžiams vakarėlius, tikrai turėjo draugų, nes turėjo pinigų, bet taip pat jisai buvo ir dosnus vargšams. Tas jo mažumas, dar net nežinau visi, kuo jisai taps, dirbdamas savo tėvo parduotuviai, jam gan sekėsi. Vienas tokia istorija, kai atėjo Elgeta ir paprašė išmaldos, jisai matyt aptarnavo kažkokį klientą parduotuviai ir nekreipė dėmesio į tą Elgetą, bet kai tik tai atleido pirkėją, jis nenurimo, kadangi Elgeta paprašė dėl Dievo meilės valgyti. Ir jisai išbėgęs į gatvę ieškojo to Elgetos, sakydamas, jeigu manęs būtų paprašę didžiojo karaliaus kažkokio tai kilmingo vardu, argi aš nebūčiau jam davęs ko nors, o čia jis paprašė aukščiausiojo karaliaus ir viešpačių viešpaties vardu, dėl jo karaliaus meilės duoti man duonos. Ir jisai atradęs tą Elgetą ne tai, kad duonos davė, visą kapšą auksinukų subėrė. Ir būtų galima daugybę pasakoti apie jo didelį širdį. Šventas Pranciškus, jis taip pat buvo didelis ir meno žmogus, jautrus. Ne veltui jisai sukūrė tą gražią saulės giesmę. Ta saulės giesmė sesutės karmelitės, kaip matot, jos išsiuvinėjo ant šito arnoto, bandydamos tą vaikiškumą jo, tą paprastumą perteikti. Čia yra arnotas vadinama saulės giesmė. O čia diena, ten už nugaros naktis, čia saulė, ten mėnulis. Galėsit paskui po mišių apžiūrėti. Taigi, Viešpats šiandien kiekvienam iš mūsų yra skyręs ne ką mažesnę dalį. Pranciškus vartojo tokį žodį porcija. Čia sukūrė tokią, jisai buvo pastatęs tokią bažnytėlę, tikriau sakant, atstatęs porcinkulę. Kiekvienam iš mūsų Dievas yra skyręs tą mažutėlių porciją. Tik klausimas, ar mes ją pasinaudosim kaip Pranciškus. Nes, žinote, karaliaus dovanos, karalius mūsų Dievas yra aukštai. Dažnai Jėzus pamini kalnų viršūnę. Nuo kalnų tos upės srovės teka kur? Į apačią. Negirdėjau, kad dar upė tekėtų į kalno viršūnę. Taigi, kad tu galėtum priimti tokią dovaną, kurią gavo Šventasis Pranciškus, taip apdovanotas nuolankumu visomis dovanomis ir malonė pažinti dangiškai tėvą, reikia būti labai nusižeminusiam. Pabaigai, kaip kažkas yra pasakojęs, sako, yra toks klausimas užduotas mažiem vaikam, kas yra pasaulyje pats didžiausias kaip geografinė platuma. Vieni sakė, ten kalnas, kiti sako žemynas, ten Amerika, Afrika. Ir vienas vaikas sako vandenynas. Kodėl jis yra didžiausias? Atsakymas, kadangi labiausiai nusižeminęs. Į vandenyną suteka visų jūrų vandenis. Kaip į jūrą suteka upės, o jūros suteka į vandenyną. Taigi pas Viešpatį labai keista tokia geometrija, aritmetika. Kuo labiau nusižeminęs, tuo labiau esi išaukštinamas. Ir kaip sakė Viešpats, sako, kas save sugeba pažeminti, bus išaukštintas, o kas save aukština, greičiausiai bus pažemintas.
Taigi Pranciškus šiandien yra nuostabus kelio ženklas. Jo kopijuoti nereikia, jis kaip ir visi kiti šventieji yra kaip ženklas nurodantis, jeigu mes klausysime Jėzaus, stengsime gyventi taip paprastai, taip kaip suprantu Evangeliją. Ir aš būsiu padovanotas, apdovanotas Viešpaties malonė pažinti Viešpatį Dievą, kaip pažino jį Pranciškus. Amen.